Kažkaip jaučiu, kad peršauksi, seniai. Kaip manot, dviese su Sapre paimtume Gorilencijų? Nu tai ką, chebrytė, antra diena Miunchene. Realiai vakar kažką paveikėm, kažkiek pabuvom ir ką galiu pasakyti, kad iškart įsimylėjau Miuncheną. Wow, tikrai nerealus miestas. Šiandien tyrinėsim toliau. Jeigu ne ltbet.com, galimai šitos kelionės ir nebūtų. Tai ačiū jam. Siūlau užeiti ir pradėti analizuoti sportą, nes kiekvieną mėnesį jie minimum 500 eurų išdalina geriem sporto ekspertam. Tai siūlau užeiti ir pasiimti 500 eurų. Good luck. Sapre. Lyga Champions! Champions. Bus šitą komandą čempionai. Blemba. Labai būtų smagu. Trokstansi mane prie to internacionalinio Milano. Gerai. Įrodys pirštą. Lyga Champions! O vakar nebuvo šito, žinau. Tikrai tik šiandien pastatė. Blockhouse. Hello, table for two. Thank you. Vienas geresnių bus experience. Gerai, hebra, susitiksim prie stalo jau už kelių sekundžių. Nu ką, starteriai. Noriu pasakyti, 0-3-3, bet. Nu. 0-3-3, tokia didelė. 0-3-3. Suribytė bomba. Gali surėsi dabar. Nu, degustuojam karpačio. Kebra. Bomba. 9-10. Nu ką, sulaukiam pagaliau ir steikom. Degustuosim, kebra. Važiuojam, steikiukas. Esu labai gerai. Kubelės nelabai. Stiprus 8. Labas rytas. Tai trečia diena Miunchene. Galim pašnekėti trumpai apie kainas. Diena, kiek kainuoja 2 žmonėm pabūti ir papramogauti. Realiai 200 eurų žmogui diena kainuoja. Tai 200–400 eurų. Tai viešbutis, toks kaip niks, paleiskim nakčiai. Gaunasi 200 eurų. Vakarienė, pusryčiai, pietus, kažkokios pramogos. Gaunasi dar po 100 eurų žmogui. Nu tai grubiai tariant, 400 eurų diena. 200 eurų nakvynė ir 200 eurų maistas ir visokios kitos pramogos, ką čia galima paveikti. O šitos kelionės, ko gero, nebūtų, jeigu ne ltbet.com. Tai užeikite į ltbet.com, nerizikuokite savo pinigais, analizuokite sportą ir už to uždirbkite. 500 eurų į mėnesį ltbet išdalina būtent geriems, sėkmingiam ekspertam sportą. Tai jeigu sėkmingai sugebat nuspėti sportą, užeikit į ltbet.com ir analizuokit sportą, pasiimsit papildomų pinigų. O mes judam. Šiandien paskirsim dieną zoologijos sodui ir muziejam. Tai judam ir žiūrim, ką turim. Aš Varšuvai šiaip visada gyvenu būtent Niks hotelas. Nu pagal kainą ir kokybę tikrai vertas dėmesio viešbutis. Žiūrėkit, kas čia yra. Netgi dog bar. Gyvūnėlių mylėtojams ypatingai čia turėtų būti patogu. Umbrella kainuoja išsinuomoti 5 eurai kiam 8 valandų. Dėl šito tai čia nesuprantu, kaip galima mokėti. Kaip galima mokėti už skėtį, apskritai man nesuvokiama, nes gyvenime nenaudoju skėčio. Gyvenime nesu turėjęs ir pirkęs skėčio. Nežinau kaip jūs. Parašykite, kas nori. Naudojate skėčius, ar aš tik vienas čia? Neperku ir nenaudojęs esu gyvenime skėčiaus. Žiūrėkit, galima ir pageiminti. Jeigu laukiat kažko, nu tikrai, vertas dėmesio viešbutis. Galima ir pasidaryti selfie. Žiūrėkit, pasidarysiu selfie. Start. Judam. To iškeps. Meno kūrinys. Turi iškrist, žiūrėkit. Bum.
Va tokių visokių smagių dalykų Niksas padaro. For free. Susitiksime už miesto. Let's go. Tai ką mes šiandien zoologijos sode. Flamingus. Atėjom prie flamingų. Grįžtam prie gorilos, hebra. Nu ką, priėjom prie gorilos. Saprė sakė, eis face to face su gorila. Pikta sėdi, nepatenkinta kažko. Man atrodo, Saprė greit sulestų, kai obolį. Kai obolį greit sulestų. Vieną dar taką. Kaip manot, dviese su Saprė paimtume gorilensijų? Meta, ačiū. Svarbu reikia pirmam užtaikyti gerą, tada bus šansų. Jeigu blemba lauksi, kol jinai tau kals, tai be šansų paimti. Nu jo, arba pirmas, arba tave, arba tu, karočiui. Norėčiau pamatyti Viršilavose gorilą. Tai kad, karočiui... Būtų labai linksma pamatyti Viršilavose gorilą. Kaip Kepalencijų nujungia iš vienos bankutės gorilą. Jau čia apsimyžęs Kepalencijus eitų į ringą su gorila. Įsivaizduok, koks išsigandęs lyptų, vaidintų kietą. Jeigu jis ten prieš tą sukryto pirmam raunde, tada kaip dabar... Kas būtų su gorila? Iš vis sunešiotų, blem, po vieną skirtingą kūno dalį būtų išnešiotas. Atėjom pažiūrėti meškėno. Große Tatze, ne? So große Tatze. Oh, jetzt guckt er nicht. Saprė ruošiasi doroti mešką ruošiasi Saprė. Kaip manot, Saprė hebra paimtų mešką? Kas laimėtų? Meška ar gorila? Kaip galvojate? Drambliukai dambiai. Populiarūs drambliai. Saprė galėtų įlysti dramblio subinę, blėt. Komentarai tai epiniai laivo. Siūlo Saprei pasikurti į dramblio šikną. O, ten kažkur eina. Davai, einam paskui. Manau, kad vienas. Už 3 eurus vienas ratas. Pagnalas rūksta ir nieks nevyksta. Kaip jums hebra content? Ne ant sofos. Ji ne ant sofos. Traukinio, kėlė. Dideli suaugę raganosiai gali sverti iki 4,5 tonos. Primetat? Monstriuks. Aš neįsivaizduoju. Žiūri kažką. Das ist wie Bobby, oder? Manchmal liegt Hebra, er auch kur so da und liūtas. schläft. O tokie valiuteliai. Guli. Das würdest du! Schatzi, ja, ist ja gut. Bist du auch ein Löwe, oder was hast du für ein... Tigras, ble. Tokiam paprastam atitvar. Lengvam šokė esu seniai. Tigriuks. Saprė šoka. Hebra, jeigu liūtas prabėga, Saprė šoka per atitvarą. Jeigu liūtas prabėga. Galas su žirafom. Su žirafom snaipinam. Filmuoju šitą kovą. Snaipins pas Mariuką 100%. Žiūrim galą. Reik žirafos. Žiūrim galą, hebra. Liepa, ačiū, Nora, ačiū. Turim! Mariukas, niūkini. Protraukiam. Aš privyšiu, tai aišku padėsiu išlipti. Jeigu tu sukrysi senis, aš tiesiog turėsi laiko duot pasijuokti. Hebra, balsuojam, kaip manat, sukrys ar ne? Linksmas veidelis peršoks upę, liūdnas sukrys. Linksmas veidelis peršoks upę, liūdnas sukrys. Žiūrėkit, žmonės jau žiūri, ble. Žmonės žiūri. Senis pasikūręs, pak. Kiek yra rožyčių? Rožyčių, 5 štukas rožyčių renkam. Jau yra štuka 500 beveik. Čia hebra pasikūrė, mak. Saprė to iššoks per upę. Pizda, negaliu patikėt, kad tokia stumykla. Taigi sakei, easy peršoks. Dabar sako be šansų. Žiūrėk, čia net aš gal peršokčiau. Čia gerai išsibėgėjęs gali peršokti. Va čia easy peršoksi. Kaip tai be šansų? Čia easy peršoksi.
Man atrodo, tikrai peršoks. Kada šoksi, pasakyk, būsiu pasiruošęs. Ypatingai gaudyt vaizdą. Nu, hebra, žiūrim. Šok. Žiūrėkit, kiek hebros stovi, žiūri. Blet, jeigu sukrysi, aš negaliu, na. Primyšiu. Aš kaip jaučiu, kad peršauksi, seniai. Greičiau visi rašo. Jau beveik 2 štukas žmonių laukia. Tiek 2 štukas žmonių beveik. Plius čia dar apie 100 senį. Plius dar čia apie 100 žmonių žiūri. Visas parkas, blėt, suėjo žiūrėt, blėt. Saprės pagnalo. Davai, judam. Saprės gengo reidas. Давай, judam, za pacanai! Peršoko primetį! Visi ploja senį! Tuo. Jo. Gerai. Hey, PG fans, hype your boy up, man. Bless my Judy, come on. Allez, bless. Come on, bless. Wow. Come on, John. Can John score a second goal? Let's see. Jersey final. Minute. Wow. What a goal. Hey, you know. Darė laikas.